Sveiki gyvi. Pistoletu ginkluotas užpuolikas grasino naktinio baro darbuotojai. Nusikaltėlį gaudė keli policijos ekipažai. Mums pavyko gauti unikalių užpuolimo vaizdų. Užpultas naktinis baras yra šiaurės miestelyje Ulonų gatvėje. Apie 1 valandą nakties užėjęs klientas nusipirko mažą butelį degtinės ir skardinę alaus. Viską fiksavo apsaugos vaizdo kameros. Barmenė stebėjosi, kad degtinė užgeriama alumi. Vaikinas atrėžė esąs vikingas. Atsigėręs jaunuolis išėjo į lauką, bet per stiklą sekė barmenę. Moteris tuo metu kalbėjo telefonu. Po to jisai įėjo ir staiga išsitraukė pistoletą ir taip sušuko, davai, atidaryk kasą. Ir tada aš greitai staiga pašokau ir iškviečiau apsaugą. Kai barmenė pradėjo rėkti, kad nuspaudė pavojaus mygtuką, užpuolikas sutriko. Jis dar paėmė butelį limonado, bet jį išgerti pasiūlė pardavėjai. Paskui susirinko daiktus ir pasišalino. Netrukus atvažiavęs apsaugininkas pastebėjo nubėgantį vyrą. Jis iškvietė policiją ir leidosi vytis. Į gaudines įsitraukė visi tuo metu laisvi policijos ekipažai. Pasak liudytojų 6 mašinos. Įtariamasis greitai buvo sulaikytas. Paskui rastas pistoletas. Paaiškėjo, kad ginklas dujinis. 26 metų įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas vidutinis girtumas. Tačiau baro savininkai nustebo sužinoję, kad policija vaikiną kaltina ne ginkluotų užpuolimu ar bandymu apiplėšti, bet tik viešosios tvarkos pažeidimu. Jaunius Matonis, Vidmantas Biržinis, LNK žinios Vilnius. Uostamiesčio areštinėje sėdinčiam narkotikų platintojui motina atnešė saldainių su kvaišalais, praneša Ramunė Banzinė. Aro kovotojai sulaikė 2 nedirbančius šilutiškius, jie siejami su organizuotomis nusikaltėlių grupuotėmis. Jaunuoliai įkliuvo, kaip pirkėjo apsimetusiam pareigūnui 2 kart pardavė kanapių ir jų dalių. Narkotikų aptikta ir per kratas vaikinų mašinoje bei namuose. Kai jaunuoliai buvo uždaryti Klaipėdos apskrities areštinę, vienam jų motina atnešė siuntinį su narkotikais. Kanapių derva buvo paslėpta šokoladiniuose saldainiuose. Įtariama, kad įmantrų siuntinį parengė narkotikų saldainiuose paslėpė ir suimtojo motinai perdavė 2 šilutiškiai. Jie taip pat siejami su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. Šie 2 įtariamieji taip pat suimti. Ramunė Banzinė, LNK žinios Klaipėda. Plėšikas iš Rumunijos stos prieš teismą Vilniuje. Jam talkino vaikas, kurį vyras pagrobė Lenkijoje. 47 rumunas Sepis Trandafiris teisme aiškinsis dėl nusikaltimo Subačiaus gatvėje. Bylos duomenimis apsimetę išmaldos prašytojais rumunas su 12-mečiu berniuku užėjo 88 močiutės butą. Vaikas smogė senolį ramentu per veidą. Užpuolikai pagrobė piniginę, kurioje buvo 105 litai. Policija įtariamuosius sulaikė. Rumunas uždarytas į areštinę, su juo buvęs 12-metis posūnis išvežtas į globos namus. Paaiškėjo, kad rumunas Lenkijoje ieškomas dėl 12-mečio pagrobimo. Anksčiau rumunas su berniuku dėl vagysčių buvo sulaikyti Panevėžyje ir Pasvalyje. Teismo ekspertai nustatė, kad pedofilija kaltinamas 25 Vadimas Kaluginas pasveiko. Esą dabar jis yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas. Prokuratūra įpareigota surašyti kaltinamąjį aktą ir kuo greičiau jį perduoti teismui. Nuo Kalugino nukentėjo mažiausiai 7 berniukai, kai kurie buvo svaiginami narkotikais. Bylos duomenimis aukas vaikinas rinkosi sostinės mokykloje, kurioje anksčiau mokėsi. Pranešama, kad Kaluginas vaikų pasitikėjimą pelnydavo skambindamas mobiliuoju telefonu. Atsiliepusių berniukų sąskaita pasipildydavo 10 centų. Nustatyta, kad Kaluginas yra paskambinęs net 25 000 kartų. Teismas konfiskavo nusikaltėlių superautomobilį ir pasadino už grotų brolius automobilių vagis. Pasakoja Ričardas Šimkus. Artūras ir Andrius Kosovai teisme neprisipažino ir atsisakė duoti parodymus, tačiau brolių kaltė vis tiek įrodyta. Abu nuteisti už 1 automobilio pagrobimą ir dar 2 pasikėsinimus pavogti. Dėl 3 pasikėsinimo pagrobti automobilį Kosovai išteisinti, nes mašinoje kriminalistų šuo neaptiko brolių kvapo. Vienas iš brolių pripažintas kaltu dėl pasipriešinimo policininkui. 33 Andrius Kosovas nuteistas kalėti 3 metus ir 8 mėnesius. Jo brolio Artūrui pridėta bausmė už seniau padarytus nusikaltimus ir skirta kalėti 4 metus. Taip pat Kosovai turės atlyginti 30 000 litų žalą. Konfiskuotas vagių automobilis Audi. Jį policininkai pakrikštijo superautomobiliu. Maždaug 14 metų Audi įrengta papildoma degalų tiekimo sistema, o greičio ribotuvas atjungtas. Automobilio variklis išvysto iki 400 arklio galių. Kėbulo ertmes nusikaltėliai pripūtė makroflekso, kad apsisaugotų nuo kulkų. Padangos taip pat neperšaunamos.
Pasak pareigūnų, sykį greitkelyje greičio matuoklis užfiksavo, kaip šis automobilis lynų tempė pavogtą mašiną net 227 km/h greičiu. Sulaikius Kosovus jų mašinoje policininkai rado 14 visrakčių automobiliams atrakinti, kaukių, pirštinių ir racijas. Ričardas Šimkus, Donatas Pakštys, LNK žinios, Vilnius.